Metai su knyga 2 projekto tinklalaidės moderatorius. Ir Metai su knyga 2 tai Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas, kurį organizuoja Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Šitam projekte daug visokiausių dalykėlių, konkursėliai, tinklalaidės ir yra labai smagus dalykas, tai susitikimas su projekto ambasadoriais, knygų skaitimas su jais įvairiose Lietuvos bibliotekose ir dėl to šiandien turiu garbę pakalbinti šio projekto ambasadorę, prozininkę, istorijos Vilniaus tyrinėtoją, daugybės, aš dar paklausiu, istorinių romanų autorę Giną Viliūnę. Sveiki. Sveiki, Gina. Tai kiek tų knygų? Nes aš žinau, ten 2012 buvo pirma. Aha, knygų iš viso yra 13, toks vat magiškas skaičius. 3 vaikiškos, 1 negrožinė ir 9 romanai. Per 12 metelių. Nu tai. Wow. Gerai, daisim. Pirmiausia, noriu, kaip pasakiau, ambasadorė. Ką jums reiškia būti šio projekto ambasadorė? O tai čia didžiulė garbė visų pirma, nes pažiūrėkit, kiek yra rašytojų. Ir va, tai, kad mane išsirinko, man pasiūlė, tai aš tikrai labai džiaugiausi, labai laikiau kumščius, kai ten sprendėsi klausimas, bus finansavimas, bus projektas. Ir jau buvau visiškai susitaikius, kad nieko čia nebus, gavau laišką, kad vis dėlto projektas vyks, labai, labai džiaugiausi. O kiek jau aplankėt bibliotekų? Čia dar bėgėjasi, ne? Taip, jau persirito į antrąją pusę, pavasarį 6 buvo bibliotekos ir dabar rudenį bus 7, nes viena prisidėjo papildomai, tai toks kaip tarsi prizas už aktyviausią dalyvavimą vasaros su knyga iššūkyje, tai prisidėjo dar viena. Tai vienam susitikime jau buvau Raseiniuose, tai dar 6 liko. Kuris miestas nustebino labiausiai? Net nežinau, iš tiesų tai visur buvo smagu. Iš tiesų padariau tokį išvadą, kad kuo mažesnis miestelis, tuo didesnis įvykis yra tavo atvažiavimas. Natūralu. Tai kai jau gavau sąrašą, tai žiūrėjau, kur kokie maži miestukai. Tai vat Jurbarko rajone buvo susitikimas labai toks šiltas, labai jaukus, su pyragais, su arbata, toks labai... Taip, tokia šventė ir smagu buvo. Visur smagu, bet rytoj eisiu į audiosensorinę biblioteką, tai bus visiškai nauja patirtis. Irgi bus įdomu labai. Tai džiaugiuosi labai iš tai susitikimais. Užduoda klausimų ten atėjo, žinau. Bet įdomiausias klausimas, kur buvo. Buvo toks, kuris... Koks čia buvo dabar įdomiausias? Negaliu sugalvoti. Šiaip klausimai būna labai panašus iš tikrųjų. Toksai tai mes apie knygas iš tiesų daugiau mažiau ir kalbamės. Toks klausimas buvo, tai jeigu jūs šitiek rašot, kada jūs spėjat skaityti? Buvo toks provokuojantis klausimas. Ir kada spėjat? Aš turiu tokį slaptą, bet labai nesveiką receptą, kadangi aš dirbu namuose ir viena dažniausiai būnu, tai aš skaitau valgydama. Nes labai liūdna vienai atsisės prie stalo ir ten pusryčius, pietus, tai aš tada su knyga valgau. Nes daugelis turbūt žiūri tiesiog į planšetę arba į telefoną valgydami. Čia tiesiog šiais laikais kažką reikia daryti, nes tiesiog sėdėti ir valgyti. Taip, aš žinau, kad tai yra negerai ir visiems skaitytojams ir žiūrovams sakau, nedarykit taip. Bet aš tokį, iš senai turiu įpratį ir aš iš tiesų nemažai knygų perskaitau, nes kiekvieną dieną, sakykime, pusvalandį tu daugiau negu pusvalandį skiri skaitimui. Ir ypač jeigu būna kokios nors sunkesnės knygos, tai tada tokiais mažais etapais, mažais gabaliukais tu ją ir perskaitai. Aš pabandysiu. Nesveika, dietologai pasakytų, kad nesveika. Smegenim užtat sveika. Čia multitaskinimas yra, tai vienaip ar kitaip. Žiūrėkit, esat rašytoja pilno etatų, taip sakyta, ne? Ar visada tai buvo? Oi, ne. Čia dabar gal kokie 2 maždaug metai, kai aš jau
tik tai prie rašymo ir, na, reikalų susijusių su rašymu. Nu, užsiimu tik tuo. Anksčiau aš dirbau, bet irgi dirbau namie. Turėjau, nu, tokį darbą maketavimą iš tiesų. Tai buvo irgi pagal individualią veiklą namuose ir buvo labai labai patogu suderinti su rašymu, nes jeigu darbo yra, dirbi, jeigu darbo nėra, tu turi laisvą pusdienį, sėdi prie knygos. Va, tai taip kažkaip įpratau, įsivažiavau, paskui taip, nu, pamažu to ano darbo neliko ir aš jau nebeieškojau naujų klientų, naujų užsakovų, nes, nu, pamačiau, kad man ir taip visai gerai sekasi. Tikrai, tiek knygų, tai tikrai turėtų sektis neblogai ir vien neblogai, kad yra ta kūryba ir ta muzika, kuri leidžia rašyti, nes, nu, maketuotai toks darbelis. Nu, taip. Jeigu moki, padarai. Nu, taip, nu, toksai, nu, amatas dėl pinigų, nu, ta prasme toks maždaug, o, nu, rašymas smagiau vis tiek. Gerai, apie tą, kada jūs supratot, kad iš vis norėtumėt būti rašytoja? Čia buvo vaikystėje, ar kokia nors, pavyzdžiui, knyga yra perskaityta, kuri, aš irgi norėčiau taip rašyti, aš norėčiau, kad ir mano knyga. Kada čia tas atėjo širdį noras? Iš tiesų, tai nuo vaikystės norėjau rašyti, bet, nu, matot, aš augau dar sovietiniais laikais ir sovietmečių rašytojai, jie buvo tokie truputį pusdieviai. Nu, garsus rašyti, nu, kitokių ir nebuvo. Jeigu rašytojas, tai jisai jau, nu, viskas ten kaip priklauso. Ir man iš tiesų atrodė, kad tapti rašytoju, nu, vat kaip tapti mokytoja, tapti ten, nežinau, statybininku, tapti rašytoju neįmanoma. Tarsi jie kažkokie, nu, vat iš kitos planetos ar kažkokie pusdieviai. Nu, kaip jums galėtų šauti į galvą, vat, būnant vaiku, sakyti, aš noriu tapti Justinu Marcinkevičiu. Nu, jau čia gimsta tokie, taip, tai gimsta žmonės. Taip, ir tada atrodo, nu, tu tai ką, tu čia, nu, nesvaik. Tai va, tai čia aš tokią turėjau slaptą svajonę ir, žinot, kaip, nu, paskui prasidėjo kelionės po užsienius ir kur nuvažiuoja ten ant kokią, pavyzdžiui, Prahoj, ten Karlo tiltą ir ten yra vieta, kurią reikia patrinti ir pasakyti svajonę kažkokią. Tai vad, mano tos svajonės buvo tokios, kad aš norėčiau būti rašytoja, bet matyt, kad tai ir buvo tokiam lygmenį, kaip ir kad tu patrintum ten kam nors letiną ir sakytum, aš noriu ten, nežinau, į kosmosą skristi. Tai va, tai tokia buvo tarsi svajonė, bet jinai tokia nerealistinė buvo. Ir todėl, kai parašiau pirmą knygą, jau buvau smarkiai suaugus. Labai labai ilgai nedrįsau jos niekam rodyti ir siųsti, nes, nu, kažkaip atrodė, kad čia negali to būti. Negali paprastas mirtingasis parašyti ir išleisti knygų. Bet to sužinojau, kad gali. Ir koks tas jausmas, kaip sako, leisim? Geras. Geras jausmas. O šiaip, kaip žmonės nuveda domėjimasis kažkuo, pavyzdžiui, man įdomu ir kaip jūs atvedė į istoriją, sakykime. Istoriją aš mėgau tikrai nuo vaikystės. Ir ypatingai jau meilė istorijai atsirado vyresnėse klasėse, kaip tik sutapo su nepriklausomybės atgavimu ir tos tikrosios istorijos atgavimu. Atsirado Šapoka, ten iš pradžių Sruogienė, po to jau ir kitos knygos ir vau, staiga kokia pasirodo, kokia ta tikra istorija. Tai tada labai kažkaip, ypatingai man buvo mėgstamiausia pamoka buvo istorija. O paskui aš tiesiog domėjausi pati, tada kažkaip Vilniaus istorija, buvo ten knygos pradėjo leisti apie Vilniaus istoriją ir ten buvo, vau, nusiperki, skaitai, vaikštai, pamėha, tai čia šitas pasirodo. Kažkoks. Ir visada man istorija buvo toks kaip pomėgis, hobis. Ir aš dabar kartais pati savęs klausiu, kodėl aš nestojau istoriją, pavyzdžiui, studijuoti. Nebuvo tokios minties studijuoti istoriją. Nežinau kodėl, nes man visada tai buvo pomėgis ir pomėgis tarsi negali būti darbo, atrodė. O taps ne toks malonus. Taip, tu turbūt. Bet ir kažkaip, bet tas pomėgis vis tiek ir atvedė, nes, kai gimė vaikai,
aš turėjau mokytojos diplomą, bet vaikai buvo maži, darbo ten nesiūlė niekas pagal specialybę. Ir galvoju, nu vis tiek man reikia kažką susigalvoti biškiuką padirbti, kad ir vaikus auginčiau, ir vat kažką paveikčiau. Ir nuėjau į gidų kursus. Kadangi istorijoje, kaip ir žinojau, buvo nesudėtinga juos ten pabaigti. Nu va, ir pradėjau po truputį gidauti. Ir draugė dirbus leidykloje sako, o tu gidė, tu viską čia žinai apie Vilnių, gal tu nori rašyti tekstus knygai apie Vilniaus bažnyčias. Nu, kodėl ne? Pabandžiau, tiko leidyklai. Ir vat nuo tos knygos prasidėjo mano tas apskritai kažkoks su knyga santykis, nes pradėjom dirbti prie tos knygos, po to jinai išėjo pavadinimu Vilniaus šventovės. Ir pradėjau dirbti prie tos knygos, ten berašant prasidėjo ekonominė krizė, viskas nusitęsė, ten gal 7 metus viskas truko. Ir berašant apie bažnyčias atsirado pirmas romanas. Jisai gimė tiesiog iš to ir tai čia turbūt... Taip, turbūt visų knygų, vat, kas įkvėpia šitas šaltinis, vat, įkvėpimo. Tai įkvėpimo šaltinis yra faktai, kuriuos tu sužinai apie istoriją, apie Vilnių, apie Lietuvą. Tai tie faktai tu sužinai, buvo kažkas tokio, nu vau, tokio ypatingo, nu ir norisi kažkaip tuos faktus, nu kažką su jais padaryti ir nu, duoti žmonėms, kažkaip sakyti. Tai mano knygos iš dalies yra toks gidavimas, kita forma, nes aš vis tiek aprašinėjau daug objektų, galima paskui ten eiti patiems pasižiūrėti juos, palyginti. Tai taip pat ir taip tas pirmas romanas pasirašė lygiagrečiai su ta negrožinė knyga. Nu, ir po to ilgai aš jį ten marinavau ir vis dėlto išdrįsau pasiūlyti leidyklai. Labai gerai. Nu, dabar aš daug tikiuosi. Laimingų. Tai būtumėt neišdrįsus, būtų daug liūdnų žmonių, arba būtų kažką skaitę tokio ir sakytų, kažko man trūksta gyvenime. Tai, atsipratau. Žiūrėkit, aš kaip kaunietis, kuris gyvena Vilniui, aš perskaitęs jūsų, aš galiu pažinti jų, aš galiu susipažinti su Vilniumi šiaip. Nu, su atskirom dalim Vilniaus. Bet aš labai tikiuosi, turiu tokią viltį, kad žmonės perskaitė knygą, sakykime, užsikabina už kažko, kas jiems yra įdomu, nes kiekvienoje knygoje vis kažkas kito yra. Ir sakykime, nu, vat jums gal būtų, pavyzdžiui, įdomu Patrankų liejykla, kuri veikia Vilniuje, pačiam centre Vilniaus. Ir na, vat tiesiog, nu, kažkuo sudominti, o po to jau žmonės patys gali domėtis, ieškoti, skaityti. Ir labai gali toli nunešti, nes aš dabar klausau ir man atrodo, kad tas domėjimasis kažkuo jūs atvedė net iki čia. Taip. Kur, istorija bišį mokyklai, tada žiūrėkit, gal pagidau, tada tas ir tik tai langus matyti, pro juos įeiti ir žiūrėkit, ir gali tapti rašytojai, kas to stebit ir galvojat, nu čia dievybės. Tai viskas galima, tiesiog reikia matyti ženklus. O kaip atrodo ta rašytojo diena? Čia irgi tokia, romantika, atrodo, rašytojas. Ne, nėra. Romantikos kasdienybė yra tiek, kiek tu jas, susikuri. Iš tiesų, ta diena tai tokia labai, nuobodi, tai kad aš nevažiuoju į darbą, negaištu laiko spūstyse, aš atsikeliu, išgeriu kavos ir atsisėdu prie kompiuterio. Ir sėdžiu ten kažkiek valandų, iš pradžių labai būna smagu, po to po truputį pradėti kažkaip galvoti, gal kažką reiktų kitą paveikti. Ir po pietų tada dažniausiai būnu truputį pavargus nuo rašymo, tai tada darau kažką kito. Skaitau, renku medžiagą arba važiuoju į biblioteką, ar kažką jau tada kito. Bet šiaip tai rytas toksai, prie kompiuterio, klavišai ir pirmin. O savaitgaliais dirbo rašyti? Dažniausiai ne. Nors tiek gerai. Taip. Nes reikia atsikvėpti vis tiek, ne? Tiesiog būna vyras namie ir jis man trukdo. Kaip manot, ar galima išmokti rašyti grožinę literatūrą? Ar čia reikia gimti su jau kažkokiu talentu? Ar reikia nusipirkti kažkokią knygą, kaip parašyti knygą? Ar reikia eiti kursus? Ar kažkas čia turi ateiti iš vidaus? Ar gali žmonės išmokto?
aš manau, kad gali ir labai paprastas yra receptas. Pirmiausia, reikia daug skaityti. Tiesiog. Skaityti privalom. Ir kažkaip, nežinau, aš iš tiesų tai aš nesimokiau niekada jokių literatūros, teorijos dalykų. Ir man kartais sako, o ten tavo knygoje ir vardina kažkokius tarptautinius žodžius, kad ten kažko yra. Ir aš nesuprantu, ką jie sako. Nes aš tikrai, mano teorinis pagrindas toks nulinis. Bet aš manau, kad tai yra intuityviai. Tu skaitai geras knygas, gerai parašytas knygas ir tu intuityviai perėmi kažkokius, kažkokius dalykus. Tiesiog, pavyzdžiui, jeigu jūs mėgstate detektyvus, tai jūs daug perskaitėt, jų daug ten pažiūrėjote, tai dabar paklaustų, bet kuris žmogus susakytų taisyklės, koks turi būti geras detektyvas, ar ne? Paprastai, nes tu tą supranti žiūrėdamas. Tai yra aš irgi tokia savamokslės. Jo, tiesa, aš irgi, yra knygų, kur skaitau ir kažkoks tada stilius atsiranda, kuriuo va šitų norėčiau rašyti, man patinka smulkmenos, man patinka dalykėliai, tada turbūt taip. Jeigu jau pereitum į tą rašymą, turbūt taip ir darytum. Aš manau, kad toks kelias ir yra. Galbūt yra kitas kelias studijuoti literatūrą, ten skaityti visus klasikus. Bet tada jau truputį gal kitoks tas rašymas būtų. O kaip sugalvojat savo knygų personažus? Ir turit mylimiausią iš jūsų? Nežinau, labai sunku lyginti, nes vieni personažai yra visiškai sukurti, sugalvoti ir tokie mano. Kiti personažai yra paimti iš gyvenimo, ta prasme, realiai egzistavę žmonės, tai jiems gal pirmenybę reiktų teikti, nežinau. Bet su personažais yra taip, jeigu tie realiai gyvenusios asmenybės, tai vėlgi tu skaitai, renki medžiagą, domiesi jais. Labai man tikdavo anksčiau rašydavau straipsnius, tai parašai straipsnį apie tokį žmogų ir tikrini, ar jisai tau tinka, nes turi mylėti tą personažą, kad galėtum apie jį rašyti. Arba tada labai smarkiai nekęsti, bet tokio dar nesutikau. Kažkaip nežinau, gal juos kaip nors ten istorijos paraštės nubruka tuos blogiečius. Tu tada turi būti santykis tavo asmeninis. Nes jeigu toksai, tai tada nieko neišeis. O Vilnius? Kodėl Vilnius? Jie kažkoks ypatingas ryšys? Ar tai, kad gimėt Vilnius? Taip, aš gimiau Vilniui, bet aš tikiu Vilniaus magiją. Aš tikiu kažkokių vietų magiją ir man kažkokios ten vibracijos sutampa mūsų. Ir aš tikrai, nežinau, aš gerai jaučiuosi Vilniui. Tikrai, jeigu nepapuolat į kamščius, ir aš labai gerai Vilniui jaučiuosi, bet šiandien aš tiek įkeikiau, nes, aišku, biškiau už Vilniaus gyvenau, čia mano problema. Bet visumoje vis tiek tas Vilnius, jisai kažkaip, nežinau, gal todėl, kad mano jaunystėje, Ričardo Gavelio knygos išėjo ir aš ten su jį labai mėgau ir, nežinau, bet ir legendos visos ir, kažkaip mes tiesiog, žinot, kaip žmogų kokį sutinki, pamilsti, tu negali pasakyti, kodėl tu tiksliai jį čia myli. Bet, myli ir viskas, tai aš taip myliu Vilnių. O kaip galvojat, išsemiamas jisai jūsų kūrybė? Ar ten be galo be krašto? Be galo be krašto. Esu tikra, kad be galo be krašto ir norėčiau, kad daugiau rašančių apie jį atsirastų. Tada galėtumėm kažkaip ginčytis, diskutuoti. Ir kitokį požiūrį pamatyti tikrai neišsemiamas. Ne. O turit kažkokią konkrečią Vilniui vietą, kurioje jūs labai įkvėpėte? Kad vieta įkvėptų, bet yra tokia viena magiška vieta, gal ir esu jau kažkam pasakojus apie tai, yra tokia vieta Aušros vartų gatvėje, kur ribojasi trijų vienuolynų teritorija su bažnyčiom. Jie ribojasi tiesiog. Vienoje pusėje gatvės yra bazilijonai,
Kitoj pusėj gatvės yra Stačiatikių cerkvė su vienuolynu ir, Aušros vartai Teresės bažnyčia su vienuolynu. Tai va tokia vieta, kur kiekvienoj iš tų bažnyčių arba yra, arba savo laiku buvo labai labai didelės, šventenybės religinės. Ir man atrodo, kad ten, ten tu tiesiog gali jausti tą spinduliuojant kažkokį, nežinau, ypatingą energiją. Ir kas yra dar fainai, kad visi tie 3 vienuolynai yra skirtingų konfesijų ir kad aš, kiek esu skaičius, niekada man neteko sutikti aprašymo, kad ten kokios nors muštynės vyktų. Jie labai taikiai sugyveno. Ir va čia tas toksai, gal va ta Vilniaus tokia kvintesencija, kad galima sugyventi. Ir galima, per sieną turėti kaimyną tarsi kitos religijos, bet, sugyventi su juo, konkuruoti sveikai, tarkim, ir, tai man ta vieta tokia labai, įdomi ir aš ją esu aprašiusi iš tiesų ne vienoje knygoje ir panaudojusi kažkokius, detalės. Tai va, bet, nėra tai įkvėpimo šaltinis, kad aš ten eičiau, stovėčiau ir man mintis kristų. Ne. O jei ne Vilnius, būtų kažkokia vieta? Irgi kažkaip, nebūtinai Lietuvoje. Miestas. Šiaip yra daug miestų, man patinka dideli miestai, aš miesto žmogus esu. Tai man patinka ir Paryžius, ir Londonas, ir visi didieji miestai iš tiesų patinka, nes jie visi yra prisotinti istorijos. Ten yra, kiekvienam mieste tu gali rasti kažkokių didžių žmonių, kurie ypatingai kažką tai nuveikia, eiti jų pėdomis, bet kuriam dideliam mieste. Tai visą tai yra įdomu ir faina. O šiaip Lietuvoje dar yra Kėdainiai, mano senelių miestas, tai jisai toksai dvigubai. Ir istorija turi ypatingą, ir dar plus mano asmeniniai atsiminimai iš vaikystės. Tai ir toksai, tokia vieta, kur mėgstu užsukti ir tiesiog pasivaikščioti. Vieną klausimą. Iš savo socialinių tinklų paklausiau savo sekėjų, tai vieną išrinkau. Daugelį jūsų romanų pasirodo stiprios moteriškos figūros. Kiek jums svarbu įamžinti moterų vaidmenį istorijoje ir kokius iššūkius pastebėjote pasakojant jų istorijas? Aš gal taip sąmoningai niekada nebūnu nusistačius, kad aš apie moteris rašysiu, bet tiesiog patirtis atėjo, kad apie moteris man geriau sekasi pasakoti. Taip, man aiškiau yra, nes su vyrais kaip tai būna, visaip kaip jie ten kariauja, jie ten turi kažkokių keistų idėjų, tokių man nesuprantamų. O su moterim yra viskas tarsi aišku. Tai galbūt dėl to stiprios moteris jeigu jinai buvo kažkokia eilinė moteris, kuri ten užaugino vaikus, gamino valgį ir numirė, nelabai yra ką apie ją rašyti, ar ne? Jinai gali šmėkštelėti kažkur, bet tai, jinai negali tapti pagrindinė herojė. Tai jeigu tu jau sutelki dėmesį į kažką, tai turi būti vertas istorijos žmogus. Dėl to stiprus. Istoriniai nuotykiniai romanai. Čia jau jūsų mylimiausia žanras. Taip. Buvo kada nors pagalvota apie, kažką kito? Ne. Romanas iš galvos apie kokį nors be jokių istorinių faktų. Ne, iš tiesų, man turbūt net nesigautų. Nepavyktų, aš taip galvoju. Bet mes žinom, kaip jūs sakot, kad nepavyktų ir kas gali nuvesti. Čia galbūt reikia sulaukti. Aš nesakau, ne, ta prasme, kad nebandysiu, bet nemanau, kad kol kas tai pavyktų, nes istorija yra tai, kas mane veža ir aš tikiuosi, kad skaito mano knygas tie žmonės, kurios irgi veža istoriją būtent. O, sakykime, tad ši diena, nežinau, tada reikia labai gilintis į jausmus ir tada, kažkokios, aš nežinau, ar idėjas, ne mano čia žanras, man reikia istorijos. O kiek istoriniuose romanuose yra tikrų faktų, mitų, legendų, kiek tos, kaip, pavyzdžiui, paimtume 100%, galima taip? Oi, ne, niekaip.
tai irgi dar kaip koks. Nu, tarkim, paskutinė mano knyga apie Poloniją, Zigmanto Sierakausko žmoną, tikrų faktų yra daug. Ten irgi nėra 100%, bet arti to. Todėl, kad buvo toks tikslas parašyti maksimaliai teisingai. Ir plus tai yra 19 amžiaus pabaiga, tai jau yra tų šaltinių. Bet jeigu kalbam apie 16 amžių, šaltinių nėra, paveikslėlių nėra, portretų nėra. Mes paprasčiausiai nežinom, kaip atrodė tie žmonės. Tai labai daug tenka tų spragų užpildyti fantazijai. O kaip sunkiau pradėti rašyti, ar užbaigti knygą? Užbaigti. Taip, nes atrodo, jau ten įsivažiuoji, tai tik ne? Ne, nes pradžia tai dar yra tas toks kūrybinis, būtent impulsas, kai tu sugalvoji. Aš šiaip rašau pagal planą, bet dažniausiai pabaiga skiriasi nuo plano. Bet pradžia tai dar yra to, kad tu dar tą siužetą ten koreguoji, o pabaiga yra, kai tu jau viską žinai, jau, ta prasme, tau belieka tik tai fizinis darbas, suspaudyti klavišus, surašyti, ir va ta pabaiga būna sunkiausia ir galbūt truputį nusibosta. Va tas yra, kad tu jau pradedi, jau galvoji sukasi naujos knygos kažkokia idėja ir tau norisi vėl į naują nerti. O čia dar, čia su tai senais užbaigti reikia. Tai va, tai mano pabaiga yra sunkiausia, bet vis tiek stengiuosi jau taip nepasiduoti ir užbaigti oriai, sąžiningai. O buvo ir vaikiškų knygučių, bet jos tokios grožinės. Taip. O nekilo noras istorinių romanų paaugliams, nežinau, kur jie irgi nors gautų kažką žinių, dabar skaito kažką, o čia dar ir mokytojai padėkotų, kažką naujo sužinotų, atneštų. Ar jie biškai jau, Aš šiuo metu esu labai smarkiai nutolusi nuo vaikų pasaulio, nes mano dukros jau suaugusios, anūkų dar neturiu. Ir aš manau, kad aš bijau nepataikyti visai į natą, kaip čia pasakyti. Aš net esu su vaikais mažais ir gyvenu ir vis tiek yra dalykų, kur man jau nebesuprantu, nes kodėl jūs taip, kodėl jūs tuo domitės, kodėl šiais laikais taip daroma. Iš tiesų, čia turbūt reikia gal ir pajus, aš stengiuosi visais būti, bet ir tas vis tiek pajutimas. Čia turbūt turi rūpėti tie dalykai, kaip istorija kažkam, tai jaunimo, vaikų dalykai ir tada turbūt gali juose gyventi. Taip, nes kiek žinau, kur sėkmingai rašo autoriai paaugliams, tai jie ir rašo paaugliams. Jie nesiblaško per visus amžiaus tarpsnius ir tada turbūt tu įsigyveni jų problemas, tada bendrauji su jais kažkaip, o aš nežinau, labai dirbtinai dabar atrodytų, jeigu aš ten pulčiau į kažkokias mokyklas, ten kalbinti tuos vaikus, kas tau patinka, ką tu... Tiesiog natūraliai viskas turi būti. Kokį istorinį laikotarpį pakviesit dabar savo skaitytojus? 16 amžių. Jau viskas yra... Kada čia tos naujienos? Turėčiau šiemet užbaigti, tai tikėtina kitą metą turėtų pasirodyti knyga. Bet 16 mane labiausiai žavi. Tai ten daug kūrybos, kad? Taip, ten yra daug gražių dalykų, nes yra, vis tiek yra renesansas, yra, toks truputėlį dar laisvesnis ir kažkoks toks naujovių daug atnešęs amžius. Ir taip ten galima jau kurti, nes, leidžia medžiaga. O ar jums svarbus grįžtamasis ryšys skaitytojų, arba, pavyzdžiui, tikrų istorikų nuomonė? Su istorikais aš kažkaip nelabai susiduriu. Tie, kurie yra kažką pasakę, tai yra pasakę gražiai. Tai man, aišku, labai paglostė, taip sakant, paplūkiui, bet šiaip, kad aš ten labai kažkaip ieškočiau istorikų atsako, man recenzijų kaip ir nėra būtina turėti, tai nebent kažkas šiaip paskaito, pasako, tada fainai. O
eilinių skaitytojų grįžtamasis ryšys labai svarbus yra. Nes nuolatos norisi pasitikrinti, ar tu dar reikalinga, ar tu dar įdomi, gal jau niekam nebereikia tų tavo knygų, gal jau gana viskas, užsim kažko kitu. Tai taip, yra reikalingas. Ir va čia šitas projektas ir kelionės po bibliotekas, tai būtent tą ir duoda. Pasitikrinimą. O nebuvo kokia nors nuomonė, kur, pavyzdžiui, pastebėjo to, ko jūs nepastebėjot knygoje? Galėjo čia dar taip būti? Čia, žinokit, istoriškai dar čia taip, ne? Labai įsigilinę žmonės. Ne, taip nebuvo. Į pabaigėlę. Ar kada nors svarstėt, kad, pavyzdžiui, jūsų knyga galėtų tapti kino filmu? Oi, kokia skaudi tema, negaliu. Aš labai laukiu lietuviško kostiuminio istorinio filmo. Buvo Blinda kas? Blinda buvo, bet aš Man norėčiau... Teko dirbti prie dėl to. Taip, Blinda buvo, bet aš norėčiau senesnių laikų. Ir nesvarbu, ar mano knyga, ar kokia kita knyga, visiškai, bet aš labai noriu. Tikiuosi sulaukti dar savo gyvenime. Labai lengva padaryti tą 3 klasiokai išėjo į tą. Taip, aš suprantu, bet kartais gal būtų geriau vietoj 5 tų, tokių pigiai padaromų, padaryti vieną brangiau padaromą. Čia mano tokia nuomonė. Labai laukiu, nes mes turim tokią istoriją, kodėl mes neišnaudojam to. Lenkai išnaudoja, pavyzdžiui, ir jie, ta prasme, jie kuria tą savivertės jausmą, kad mes, jie Lenkai, o mes kodėl to nedarom. Reikia. Tai ir bus turbūt. Tikėtina. Jeigu turėtumėt dabar laiko mašiną, į kokį laikmetį mes keliautume? Į 16? Jo, 16 tikrai labai norėčiau, 19 labai dar irgi norėčiau, bet labai būtų svarbu, kad atgalinis būtų tas grįžimas būtų garantuotas. Ne, nes manęs, kai būna kartais, kad klausia susitikimuose, ar norėtum gyventi kažkuriam laikė, tai gyventi norėčiau tik dabar. Nes dabar yra pats geriausias laikas gyventi. O aplankyti, pasižiūrėti, tai bet kurį amžių būtų įdomu. Iš tiesų, labiausiai šitie 2, bet šiaip bet kurį sutikčiau. Tik tai grįžti norėčiau. O jeigu kažkas ateityje rašytų apie dabartinius mūsų laikus, apie kokį faktą jie labiausiai parašytų, kaip buvo istorijos romanas? Ką čia čiuptų iš mūsų laikų dabar? Taip, manau, kad tai, ką mes išgyvenom ir galbūt priėmėm natūraliai, tai Baltijos kelią, nepriklausomybės atgavimą, va čia būtų tai, apie ką reikėtų rašyti. O iš tų jau dabar šių dienų, nežinau. Aš kaip tik kitą savaitę, po 2 savaičių iškeliauju į žygį Baltijos keliu. Pagalvojau, kad gražus laikas paminėti ir nukulniuoti ir pailsėti nuo vaikų. Tai tada pabaigėliai. Kaip turėtume gyventi dabar, kad ateityje apie mus rašytų gražiai? Tai tiesiog dorai, sąžiningai gyventi, gražiai gyventi. Taip, ir suvokti, kad mes irgi kuriam istoriją. Tik tai, ją vertins ateities kartos, bet vertins. Ir turėti tai galvoje, priimant sprendimus. Labai ačiū už pokalbį. Ačiū už gerus klausimus. Lauksim filmo ir naujos knygos. Dėkui.